Konferencijoje toliau ir grįžtame į studiją, Jurai. Ačiū, Ugne. O dabar mes keliamės į visai kitą Lietuvos kraštą. Iš Vilniaus šokam į Joniškį. Lidija Jankauskienė su mumis ir laba diena, Lidija. Mūsų pasakojama šiandien apie Joniškio raudonąją sinagogą. Joniškyje berods yra dvi, baltoji ir raudonoji. Ir būtent ta raudonoji garsėja tuo, kad kokiais 1865 pastatyta, paskui sudegė, paskui atstatyta, paskui sugriuvo, dabar vėl atstatyta. Ir šiandien irgi iškilminga diena, iškilminga proga ir apie tai Lidija Jankauskienė. Lidija, prašom. Taigi, Jurai, kaip ir sakė, Joniškyje yra dvi sinagogos, raudonoji ir baltoji, ir jos sudaro sinagogų kompleksą. Specialistai sako, kad tokių kompleksų Europoje yra išlikę visai nedaug. Ir ši raudonoji sinagoga dabar jau baigta atstatyti. Prieš 7 metus jinai buvo sugriuvusi. Ir plačiau kalbame su Joniškio rajono savivaldybės specialiste Vilma Bartašienė. Taigi, ponė Vilma, kaip sugriuvo sinagoga, kas buvo iš jos likę ir kaip vyko atstatymo darbai? 2007 m. gruodžio mėnesį griuvo raudonoji sinagoga. Rytinė, neliko nei stogo, nei rytinės sienos, tik tai vakarinė. Tai nuo šio laikotarpio buvo rekonstruota raudonoji sinagoga, pašalinta avarinė jos būklė, atstatytos sienos, komunikacijos vestos. Ir nuo 2011 metų vykdomi salės interjero restauravimo darbai, kurie šiais metais užbaigti rugsėjo mėnesį. Tai galima parodyti ir pasidžiaugti gražu interjero atkūrimu. Tai yra arenkodešų, architektūriniam rozetėm lubose, sienų restauracija, angokraščiais, langais gražiais, dūrimis, balkono tvarele medinė. Na ir matosi šitie elementai atkurti labai kruopščiai ir ko gero tiksliai, kaip pavyko architektams ir specialistams juos atkurti, atstatyti. Šio projekto autorė yra Saulutė Damanskienė. Darbus vykdė Vilniaus restauratoriais, kurių vadovas yra Sakalas Matuiza, dirbo Genadij Rublievič ir Dainius Stankevičius. Štai jų darbo rezultatas yra puikus, kuris džiugina mūsų akį. Ir aišku, per šį laikotarpį buvo daug ir sunkumų, bet juos mes įveikėm ir galim džiaugtis, kviesti turistus, renginius į šią gražią puikią salę, kur atnaujintas mūsų žydų paveldas. Na, bet turbūt buvo išlikę kokios tai ikonografinės medžiagos ar prisiminimai, ar dar kas nors, pagal ką atkurta buvo? Tikrai taip, buvo išsaugoti autentiški elementai, ikonografinės nuotraukos istorinės, kas buvo užfiksuota anksčiau, ir štai dar sienose yra pagal projekto autorės išlikusios sienų detalės, kurios yra būtent autentiškos. Jos beveik kaip ir nesimato, kadangi tai labai gražiai dailininkas sulygino praeitį ir su dabartim. Na ir šiuo metu raudonojoje sinagogoje yra surengta paroda, nuotraukose užfiksuotas visas kelias, kokia jinai buvo po griūties, kaip vyko atstatymo darbai, yra ir kitokių įdomių nuotraukų, jose yra ir baltoji sinagoga. Na, o kita pašnekovė, Joniškio istorijos muziejaus direktorė Rasa Ališauskienė. Pone Rasa, kas buvo sinagogose anksčiau? Nes Joniškio gyvenimas turbūt ir kultūrinis, ir pats Joniškis neįsivaizduojamas be sinagogų komplekso. Šiuo metu tai tikrai neįsivaizduojamas be sinagogų komplekso. Iki atstatymo čia buvo įvairių, ypač po griūties buvo įvairių pamastymų, ar verta atstatyti. Man atrodo, šiandien žiūrėdami į tą rezultatą, nei vienas nebejoja tuo sprendimu tuometinės valdžios, kad mes turime viską daryti, kad šitie statiniai išliktų ir džiugintų mūsų akį šiandien. Aišku, kaip jau ir paveldosaugininkė sakė Vilma, kad labai džiaugiamės, kad buvo tikrai galimybė mums atkurti labai daug autentiškos medžiagos, istorinės medžiagos, istorinių nuotraukų buvo išlikę, pagal kuriuos buvo lengva atkurti. Ir todėl, kad galbūt buvo mažiau suniokotas vidus negu baltosios sinagogos.
Tai lėmė, kad čia buvo sandėlys ir niekas per daug lėšų neinvestavo į sandėlį. Taip, kad ir puošyba visa buvo išlikusi, nors buvo ir apėjusi pelėsiais, ir lubos įgriuvusios, supelijusios grindys, bet va tai lėmė, kad iš tikrųjų ta būtent ikonografinė medžiaga iš tikrųjų buvo gausi ir tai palengvino atkūrimą. Na ir sakykit, kas čia bus, ką planuojate čia veikti toje sinagogoje ir sutvarkytoje Baltojoje, kaip čia viskas bus? Džiugu, kad istoriniam pastatei bus istoriniai dalykai. Iš tikrųjų, valdžios sprendimas buvo įkurdinti čia Joniškio muziejaus ekspoziciją, kurios iki šiol mes tokios kaip ir didelės neturėjom tokioje didelėje erdvėje. Tai čia yra parengtas projektas, įsikurs mūsų istorinė praeitis, Joniškio krašto istorinė praeitis. Bus parengtas yra projektas, pagal projektą bus įkurta Joniškio krašto istorijos ekspozicija. Iki to laiko, kol dar nėra ekspozicijos, sinagoga tikrai netuščia. Čia vyksta ir vyko renginiai ir iš tikrųjų tai muziejus organizuoja savo didžiuosius renginius, rengia parodas, susitikimus, koncertus, konferencijas. Durys atviros, aišku, ir kitoms įstaigoms, kuriems tiesiog reikalingos tokios erdvės. Taigi iš Joniškio pačiame Latvijos pasienyje grįžtame į studiją, Jurai. Taip, ačiū Lidija, bet iš Joniškio tikrai nesinori niekur pabėgti. Žinot, mes visai dar neseniai prieš šį pasakojimą apie sinagogas kalbėjome apie išmanųjį televizorių, bet jeigu neturite išmanųjį, visada galima po ranka susirasti ar telefoną, ar kokį nors kitą antrą ekraną, ir žiūrint ir klausant įdomaus Lidijos pasakojimo. Žinot, pasižiūrėjau šitą iš Joniškio istorijos ir tikrai norėčiau su jumis pasidalinti. 1536 metai, būtent tada vyskupas Jonas, Vilniaus vyskupas Jonas įkūrė Joniškį. Ir sinagogos Joniškyje beje yra, nuo 18 amžiaus. Būtent 1737 Joniškyje apsigyveno nemažai žydų ir jau 19 amžiaus gale iš 4700 gyventojų 2200 buvo žydai. Taigi dvi sinagogos yra, kaip matote, tų laikų paveldas. Dabar mūsų laidoje reklama, po jos sugrįšime.